Kaip galima atsistoti, kai visas pasaulis nuskriaudžia tavo kūną ir sielą? Kaip vėl pakelti akis, kai žinai, kad pats save numeti į žemę? Kiek kartų aš stovėjau ant krašto, žiūrėjau į tuos sprendimus, kurių negalėjau grąžinti, į tuos žodžius, kuriuos ištariau ir galvojau, ar aš kada nors galėsiu atsistoti. Kiekviena klaida tai kaip žaizda, kurios negali užgydyti. Klaida tai žaizda, kuri neužgyja nuo laiko, nes kiekvienas prisiminimas apie ją kaip šaltas vėjas, kuris vėl nuolat ir nuolat ją atveria. Ir tu bandai užklijuoti ją pasiteisinimais, su viltimis, bet kai tik pamatai, kad vėl niekas nesikeičia, vėl sugrįžta tas klausimas, ar aš kada nors atsistosiu? Aš padariau klaidų, aš sužeidžiau kitus ir sužeidžiau save. Ir galbūt niekada nesugebėsiu susigrąžinti to, ką praradau. Galbūt niekada nepakeisiu tos taikos, kurios ieškau. Bet kai stoviu čia, kai žiūriu į tai, kas buvo, aš vis tiek jaučiu tą silpną, bet gyvybingą viltį, kad gal kažkur ten, už kampo, bus galimybė atsistoti. Bet taip sunku, taip baisu, kiekvienas žingsnis, kiekviena diena, kai bandai pastatyti save sugriuvusi iš naujo, atrodo nepasiekiamas tikslas. Ir kad tu žengi nuolat tik atgal. Kaip gali pasitikėti savimi, kai žinai, kad kažkada buvai tas žmogus, kuris pasuko į klaidingą kelią? Kaip gali pasitikėti pasauliu, kai jame lieka tiek daug neišspręstų dalykų, tiek daug nepabaigtų istorijų? Bet gal galimybė atsistoti nėra apie tai, kaip greitai gali vėl šypsotis? Galbūt atsistoti tai tiesiog bandyti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Nes kartais gyvenimas nesuteikia didelių šansų, bet jis leidžia pasirinkti galimybę nepasiduoti. Galbūt tai ir yra stiprybė. Tai, kad mes net tada, kai esame sužeisti, vis tiek bandome žengti į priekį. Ir nors aš galbūt niekada negrąžinsiu to, ką praradau, aš galiu bandyti, galiu stengtis. Nes galų gale tik bandymas atsistoti, net kai atrodo, kad visi keliai uždaryti, yra mūsų tikroji pergalė. Real Dreams.